Bibliotekininkas ir mokytojas, jie turi būti labai susiję. Bibliotekininkas turi būti ir mokytojas. Tačiau, kada mokytojas gauna biblioteką tik kaip priedą prie savo darbo, kai neužtenka pamokų, bibliotekos veikla nukenčia. Tada tampa tik tai knygų išdavėjai. Tai va, tai tas, kad bibliotekininkas yra edukatorius, bet jis turi vien tik tuo ir rūpintis. Jeigu aš turiu kelias pamokas prie bibliotekinės veiklos, mano bibliotekinė veikla nenukenčia. Aš kaip tik labiau bendrauju su vaikais, aš tų vaikų galiu pasitelkti, kažkokį projektą daryti. Bet jeigu mano darbe pagrindinė veikla yra kaip mokytojų, tai bibliotekininkas su savo menku atlyginimu yra tik tai toks menkas priedas, kuriam neteikiama didelės reikšmės. Čia yra problema man. Arba dar kita problema, kai tas bibliotekininkas prisiima labai daug, norint gauti normalų atlyginimą, norint jaustis mokykloje pilnaverčiu žmogumi, tai tas bibliotekininkas turėtų prisimti labai daug veiklų. Biblioteka, muziejus, profesijos konsultantas, būrelis, dar kažkas tai. Tai irgi ta pagrindinė tavo bibliotekininko funkcija, jinai pasidaro nepagrindinė. Tai va, tai tokia problema atsiremianti į mūsų atlygį už mūsų darbą.